Dievo atpirktieji, teapgaubė jūs Dievo malonės ir jo meilės šviesa ir galia. Laiko tėkmė mus atnešė prie dar vienų naujųjų metų slenksčio. Atrodo, dar visai neseniai buvo ta diena, kai mes įžengėme į naująjį tūkstantmetį, o štai nuo tos dienos prabėgo jau 23 metai ir užaugo visiškai nauja karta. Jaunimas džiūgauja, kad metai taip greit bėga, senimas apgailestauja, o vidutinio amžiaus žmonės visai nekreipia dėmesį į tai. Sukasi savo reikalose, bėga ir neturi laiko galvoti apie tai. O kaip yra su tikinčiaisiais Dievu ir šventuoju raštu? Ar ši diena jiems skiriasi nuo kitų dienų? Ar yra kažko ypatinga, reikšminga? Būtų įdomu išgirsti kiekvieno iš jūsų atsakymą šio klausimu. Beje, mes tai galėsim padaryti prie bendro pietų stalo šiandieną, pasidalinti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia sausio 1 diena arba gruodžio 31 diena. O dabar atsiverskime Apreiškimų knygos 21 skyrių ir pažiūrėkime nuo 1 iki 3 eilutės, kaip šis tekstas yra susijęs su naujais metais. Apreiškimų 21 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir aš išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir tuomet išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangtė tarp žmonių, jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Ar dažnai pagalvojate, kad kiekvieni nauji metai priartina mus prie šio nuostabaus Dievo pažado išsipildymo? Nauji metai, naujas dangus, nauja žemė. Nauji metai tai dar vienas laiptelis artyn amžinųjų Dievo namų. Tad kiekviena naujų metų diena turėtų pripildyti mūsų širdis ypatingų dėkingumų Dievui už tai, ką Dievas mums paruošė. Tebūna jam šlovė ir garbė per amžius. O dabar pažiūrėkime į dar vieną tekstą, kuris yra labai glaudžiai susijęs su šio nuostabiu Dievo pažadu. Ir tai yra Apreiškimų knygos 20 skyriaus nuo 1 iki 6 eilutės. Apreiškimų 20 skyrius nuo 1 iki 6 eilutės. Ir apaštalas Jonas sako, ir aš išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną, senąją gyvatę, kuri yra velnias ir šėtonas, surišo jį 1000 metų ir įmetė į bedugnę, užrakino ją ir iš viršaus užanspaudavo, kad nebegalėtų suvedžioti tautų, kol pasibaigs 1000 metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui. Aš pamačiau sostus ir jos sėdančius, ir jiems buvo pavesta teisti. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo ir neėmė jo ženklo savo ant kaktos ir rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi 1000 metų. Visi kiti mirusieji netgijo iki pasibaigiant 1000 metų. Toks yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios.
Jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir viešpataus su juo 1000 metų. Kaip pastebėjote, iki Dievo pažado apie naują dangų ir naują žemę įsipildymo, tikinčiųjų dar laukia vienas ypatingas 1000-metis, kurio metu šėtonas bus įkalintas ir padarytas belaisviu šioje žemėje. Ar kas nors iš jūsų dar tikėjotės sulaukti 1000-mečio? Daugelis tikinčių yra girdėję apie šį 1000-metį ir daugelis sutinka, kad jis yra susietas su viešpaties Jėzaus karaliavimu ir viešpatavimu ne tik šioje žemėje, bet ir visoje visatoje. Tačiau tarp jų nėra vieningos nuomonės, kaip reikėtų suprasti šio 1000-mečio prasmę, reikšmę ir trukmę. Vieni sako, kad tai yra faktiniai metai, tikri mūsų kaip ir 1000 metų, 1000-metis. Kiti sako, kad tai simboliniai metai. Vieni sako, kad šis 1000-metis bus prieš prasidedant viešpačiui Jėzui Kristui, ateinant antrą kartą į šią žemę. Kiti, kad jis bus po jo antrojo atėjimo, o dar kiti sako, kad jis jau dabar yra prasidėjęs. Daugybė nuomonių, daugybė supratimų. Tad skirkime šiek tiek laiko apžvelgti, ką šventasis raštas sako apie šį 1000-metį, kad galėtume suprasti jo reikšmę ir prasmę mums šiandien gyvenantiems 21 amžiuje. Pirmiausia, jūsų dėmesį noriu atkreipti į 5 ir 6 eilutės. Pasakyta, visi kiti mirusieji, reiškia, iki 1000-mečio bus visi daug mirusių. Ir sako, tie visi kiti mirusieji netgijo iki pasibaigiant 1000 metų. Toks yra pirmasis prisikėlimas. Taigi prieš prasidedant 1000-mečiui bus ypatingas prisikėlimas mirusiųjų, bet ne visų. Ir tuomet 6 eilutėje sako, palaimintas ir šventas, kas turi dalį šiame pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios. Tie, kurie buvo pirmą kartą prikelti, jie niekada neragaus mirties. Tikros mirties. Jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir viešpataus su juo 1000 metų. Ne tik, kad neragaus mirties, bet jie dar kartu viešpataus su pačiu Jėzumi ir karaliaus. Ar kas nors iš jūsų svajojat kada nors gyventi kaip karalius? Arba karalienė? O Dievo žodis sako, kad ateina metas, kada tikintieji galės tai patirti, ką reiškia būti karaliumi ir karalienė. Kiekvienas tikintysis, karaliaus ir viešpataus, kartu su savo gelbėtoju. Kaip matome, šis ypatingas 1000-metis yra susietas su 2 prisikėlimais, bei antrąja mirtimi. Ir jis prasideda Jėzui antrą kartą pasirodžius šioje žemėje. Ne prieš Jėzui ateinant, bet būtent tuo metu, kai žemė nušvinta nuo Jėzaus šlovė, tą akimirką prasidedant 1000-mečio laikotarpis. Galima sakyti, laikrodis apverčiamas ir pradeda tiksėti pirmos sekundės, minutės. Pasirodžius Jėzui virš mūsų žemės. Tuo metu, kai Jėzus priartės prie šios žemės, Dievo ištikimi žmonės Dievo galia bus pakelti pasitikti viešpatį Jėzų, o visi nedorėliai, atmetę Dievo malonę ir Jėzaus siūlomą atpirkimą, akimirksniu mirs nuo spindinčios viešpaties šlovės.
Taigi visi teisėjai, visų amžių kažkada gyvenę ir mirę bus prikelti, o gyvieji likusieji taip pat bus pakeisti ir paimti į dangų pasitikti viešpaties. O visi tuo metu gyvenantys nedorėliai šitoj žemėje išleis gyvybės kvapą. Ir šitoj žemėje nebeliks nei vieno gyvo žmogaus. Todėl simboliškai yra sakoma, kad šėtonas bus surakintas grandinėmis 1000 metų. Kodėl? Todėl, kad šėtonas nebeturės ką gundyti šitoj žemėje. Nebeturės darbo. Šėtonas 1000 metų taps bedarbiu. Ir nebebus daugiau ką nukreipti, maištauti prieš Dievą. Pasibaigus 1000 metų, visų amžių nedorėliai bus prikelti stoti į Dievo teismą. Ir pagal Apreiškimų knygą tai yra antrasis prisikėlimas. Ir apie tai mes skaitome nuo 7 iki 13 eilutės. Kai pasibaigs 1000 metų, šėtonas bus išleistas į savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų gyvenančių 4 žemės kampuose, Gogo ir Magogo, ir surinkti jų kovai. Jų skaičius kaip pajūrio smiltys. Turbūt kyla klausimas, iš kur atsiras tie žmonės, jeigu žemėje nėra nei vieno gyvo, ar ne? Matote, šėtonas paleistas nuo grandinės, kaip sakoma, kai šuo bėga. Jisai pirmas dalykas, ką ruošiasi daryti, vėl gundyti, sukilti žmonės prieš Dievą. Bet paskaitykime, iš kur atsirado tie žmonės. Ir sako, jie tuomet žygiavo per visą žemės platumą, per visą žemės rutulį ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimai miestą. Šėtonas, keliaudamas per visą žemę, surinko visus nedorėlius. Galinga armija. Bet nukrito ugnis iš dangaus ir juos prarijo. O jų suvedžiotojas velnias buvo įmestas į ugninę Sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžius. Paskui aš pamačiau didelį baltą sostą, jame sėdintį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus ir nebeliko jiems vietos. Ir pamačiau numirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešai sostą. Ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Ir štai dabar 13 eilutė pasako, iš kur atsirado visi tie gyventojai žemėje vėl. Kai jų iki prasidėjus 1000 nebeliko nei vieno. Tačiau pasibaigus 1000 skaitome, kad jų vėl pilna žemė. Taigi iš kur jie atsirado? Ir 13 eilutė sako, jūra atidavė savo numirėlius, o mirtis ir mirusių pasaulis atidavė savosius. Ir tai buvo antrasis prisikėlimas. Antrajame prisikėlime dalyvavo visi nedorėliai, kurie atmetė Dievo malonę ir Jėzaus atpirkimą. Pasibaigus 1000 metų Dievo žodis sako, kad Dievas prikels visus nedorėlius tam, kad jie galėtų stoti į Dievo teismą ir pamatyti tą tikrąją realybę. Prieš ką jie kovojo, ką jie atmetė, ir išgirsti savo ausimis Dievo teismo nuosprendį. Ir kai tik jie bus prikelti, mes skaitome, šėtonas pamatys, kad jie vėl vaikščia po žemę, šėtonas sakys, palaukit, dar ne viskas prarasta. Einam, puolam Dievą, jo sostą, jo miestą, gal mums pavyks šį kartą ir jeigu mes juos nugalėsime, mes liksime viešpatauti žemėje visą amžinybę. Ir kaip skaitome 14 ir 15 eilutėje, pati mirtis ir mirusių pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą, tai yra antroji mirtis, ugnies ežeras. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą. Kaip matome, Dievas padarys visiems šitiems nedorėliams teismą visos nepolusios visatos bei atpirktųjų žemės akivaizdoje. Ir amžiams visus sunaikins ugnimi. Ir tai yra vadinama antrąja mirtimi.
iš kurios jau niekas niekada nebegrįš ir nebebus prikeltas. Kad geriau suprastume šio tūkstantmečio vaidmenį ne tik paskutinių laikų kontekste, bet ir visame išgelbėjimo plane, greitai prabėkime per Apreiškimų knygos 2 dalį, kurioje galime matyti tam tikrą chronologinę įvykių seką su tam tikrais intarpais tarp jų. Pradėkime Apreiškimų 15 skyrių. Apreiškimų 15 skyrius tai įžanga į 7 negandas prieš pasirodant Jėzui šitoje žemėje. Ir šitos 7 negandos yra aprašytos Apreiškimų 16 skyriuje. Ir aš jūsų dėmesį noriu atkreipti būtent į 6 negandą vadinamą, kur ištiks šitą žemę. Ir ji yra aprašyta nuo 12 iki 14 eilutės. Apreiškimų 16 skyriuje. 6 angelas išliejo savo dubenį į didžiąją Eufrato upę ir jos vanduo išdžiūvo, kad pasidarytų kelias karaliams į saulėtekio šalies. Tada aš pamačiau iš Libino nasrų, iš žvėries snukio ir iš melagingo pranašo burnos išeinant 3 netyrasias dvasias tartum varles. O tai yra demonų dvasios darančios ženklus. Jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad jos suburtų didžiosios visagalio Dievo dienos kovai. Aprašant 6 negandą yra išryškinama šėtoniška trejybė, kuri bandys apsimesti dievišką trejybę. Tai Slibinas, kaip pažymėta, pats šėtonas, žvėris, politinės jėgos ir melagingas pranašas. Tai yra religija, arba tiksliau atsimetusi krikščionybė. Būtent ši šėtoniška koalicija, ši šėtoniška trejybė įkurs paskutinių laikų Babiloną. Tai yra politinę religinę koaliciją valdoma paties šėtono. Politinė religinė sistema. Ir kam reikalinga? Reikalinga tam, kad galėtų paruošti visus nedorėlius, kurie atmeta Dievą ir jo žodį, kad galėtų nukreipti jos paskutiniai kovai su Jėzumi ir jo kariuomenė, kurie turi ateiti iš rytų kaip karaliai, kur mes skaitėme 12 eilutėje. Karaliai saulėtekio šalies. Ir tuomet 7 neganda, kaip mes skaitome toliau, nuo 17 iki 19 eilutės tame pačiame skyriuje, tai yra Dievo teismas Babilonui, būtent tai šėtoniškai koalicijai. Galim paskaityti. 7 angelas išpylė savo dubenį į orą, ir nuskambėjo šventyklos nuo sosto galingas balsas įvyko. Ir pasipylė žaibai, pasigirdo balsai, suduntėjo griaustiniai ir kilo baisus žemės drebėjimas, kokio nebūta, kiek žmogų žemėje gyvena. Toks margus buvo drebėjimas. Kai tą dieną įvyks šitas, tai kas aprašyta, jokie žemėje matokliai negalės išmatuoti stiprumo šio žemės drebėjimo. Nes sako, tokio dar nėra buvę. Ir tuomet didysis miestas suskilo, sako, į 3 dalis, o pagonių miestai sugriuvo. Dievas atsiminė didžiąją Babilę, kad jai duotų savo rūstybės ir įniršio vyno taurę. Trumpai tariant, ką mes matome, kad Dievas įsikiš ir išardys šitą šėtonišką trejybės tinklą, bet dar trumpam leis gyvuoti šėtoniškai trejybei. Sistema, pati organizacija bus sugriauta, bet tiek jinai pasidalins į tas 3 sudedamasias dalis, iš ko jinai ir buvo sudaryta, bet patys veikiai dar liks toliau, tie, kurie suorganizavo tai. Ir visa tai mums primena Babelės miesto ir bokšto statybą ir jų žlugimą taip pat dėl Dievo įsikišimo.
Ir tuomet toliau mes turime Apreiškimų 17 ir 18 skyrius, kuriuose yra detaliau aprašoma šita 7 neganda. Pridedama daugiau detalių, duodama aiškesnis vaizdas. Ir ji yra skirta geriau suprasti Dievo teismą paskutinių laikų Babilonui, kuris yra sulyginamas su ištvirkėle moterimi ir šlykštybių motina sėdinčia ant žvėries. Per daug čia neapsistosime, keliaukime į 19 skyrių. 19 skyrius parodo, kad Armagedono mūšis, kuriam šėtonas rinko armiją, kūrė tą šėtoniškos trejybės koaliciją, kad tam, kad jis galėtų kariauti, mes matome 19 skyriui, kad šitas Armagedono mūšis įvyksta po to, kai yra paskelbiama avinėlio vestuvių puota su jo nuotaka. Tai yra po to, kai Kristus pasitinka visų amžių ištikimosius Dievui žmonės. Būtent šiame Armagedono mūšyje Jėzus su savo kariuomene sunaikina žvėrį ir melagingą arba netikrą pranašą, kaip vienose vertimuose rašoma, vienur melagingas pranašas, kitur netikras. Ir apie tai mes galim paskaityti 19 skyriaus nuo 19 iki 21 eilutės. Ir dar 15 prieš tai galim paskaityti. 14 ir 15. Jį lydėjo dangaus galybių pulkai ant baltų žirgų, jį tai Jėzų, grįžtantį apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Ir iš raitelio burnos jo dviešmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas, ir jis valdysės geležinę lazdą. Jis mina visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ir nuo 19 eilutės. Tuomet aš išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenę, susirinkusias kovoti su raiteliu ir jo kariuomenę. Atrodo, toj prasidės mūšis. Tačiau, sako, žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse darė stebuklus ir jais klaidinę žmonės, kurie buvo priėmę žvėrės ženklą ir garbino jo atvaizdą. Jo du gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera. Visus kitus išžudė raidelis kalavijų einančių iš burnos ir visi paukščiai prisilėsi jų lavonų. Taigi čia mums parodoma, kad po šio mūšio iš visos netikros trejybės belieka gyvas vienintelis šėtonas. Visi kiti jo sąjungininkai, per kuriuos jis veikia, yra sunaikinti. Taigi, einant toliau į Apreiškimų 20 skyrių, matome, kad šėtonas prieš jo galutinį ir visišką sunaikinimą prieš tai dar yra įkalinama šioje žemėje ir laikomas belaisviu 1000 metų. Čia jis turės pakankamai laiko apmastyti, ko jis pasiekė per visą savo egzistencijos būtį. Taigi, visame šitame panoraminėme paskutinių laikų paveiksle matome, kad pirmasis prisikėlimas prieš 1000-metį ir antrasis prisikėlimas pasibaigiant 1000-mečiui yra tikras ir realus prisikėlimas. Tai nėra dvasinė prasme suprantamas prisikėlimas ar simbolinė ar dar kažkaip kitaip. Todėl ir pats 1000-metis yra tikras ir realus 1000 metų periodas, prasidedantis iškart su antruoju Kristaus atėjimu į šią žemę. Ir dabar norėčiau, kad mes šiek tiek laiko skirtume detaliau pasižiūrėti Apreiškimų 20 skyrių. Tai yra detalus prasidėjusio 1000-mečio aprašymas. Visas šis skyrius yra padalintas į 2 dalis. Viena dalis yra nuo 1 iki 6 eilutės, o kita dalis yra nuo 7 iki 15 eilutės. Ir pirma dalis tai yra Dievo teismas, o antra dalis nuo 7 iki 15 eilutės tai įvykiai, kurie vyksta iškart po dieviškojo teismo. Tačiau tos abi 2 dalys yra padalintos į dar 2 dalis,
Arba galima sakyti į dvi potėmes. Pirma dalis turi dvi potėmes ir antra dalis turi dvi potėmes. Pirmos dalies pirma potėmė nuo 1 iki 3 eilutės aprašo šėtono įkalinimą. Pirmos dalies antra potėmė nuo 4 iki 6 eilutės aprašo Kristaus viešpatavimą 1000 metų kartu su visų amžių atpirktaisiais. Antros dalies pirma potėmė, dabar einam į antrą dalį, kur yra nuo 7 iki 10 eilutės, aprašo puolimą prieš Naująją Jeruzalę ir nedorėlių bei šėtono sunaikinimą. O antroje šios dalies potėmėje, kur yra nuo 11 iki 15 eilutės, aprašo dangiškojo teismo sceną ir jo verdikto įgyvendinimą. Tačiau įdomu pastebėti, kad abi potėmės abiejose dalyse šios skyriaus užsibaigia tuo pačiu įvykiu. Pirmoje dalyje abi potėmės susibaigia tuo, kad 1000-metis baigėsi, o antros dalies abi potėmės užsibaigia ugnies ežeru. Tai yra, jeigu mes pažiūrim į pirmą dalį, tai mes matome 3 eilutė užsibaigia, sako, kol šėtonas bus užrakintas, kol pasibaigs 1000 metų. Ir 6 eilutė užsibaigia, jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir viešpataus su jo 1000 metų. Matote, viena scena yra žemėje, aprašo, jūs turbūt esat pastebėję, kai šiandien žiūrite filmą kažkokį, ten nėra nuosekliai rodoma vienas veiksmas, bet rodoma kažkokia scena vienoje ir po to greitai peržengia kamera kita scena, po to 3, 4, po to vėl grįžta prie pirmos ir galiausiai filmo gale visos scenos susijungia. Ir visą laiką taip mums rodoma iš skirtingų scenų. Tai 20 skyrius panašiai turi tas skirtingas scenas, bet šitos scenos nėra apie skirtingus įvykius. Visos šitos 4 scenos yra apie vieną tą patį įvykį, tik žiūrima į skirtingos pusės. Kameros į skirtingų pusių stovi. Ir mes matome, kad pirmoji kamera yra nukreipta tai, kas vyksta žemėje. Čia nėra gyvųjų, 1000 metų šėtonas vienas, simboliškai surakintas grandinėmis, o danguje tuo metu Dievo atpirktieji viešpatauja su Kristumi 1000 metų ir vyksta teismo scena. Antroje dalyje pasibaigia 1000-metis, tuomet mes matome žemėje prikeliami mirusieji ir jie nedorėliai, visi mirę nedorėliai, ir tada šėtonas jos gundo vėl sukilti prieš Dievą, o danguje iš dangaus nusileidžia miestas, Šventoji Jeruzalė, kurį jie ruošiasi pulti. 4 skirtingos scenos. Ir pirmoje dalyje užsibaigia, kad šitas laikas trunka 1000 metų. Antroji dalyje užsibaigia to, kad visi planai šėtono užpulti šitą miestą, sunaikinti, užsibaigė ugnies ežeru. Ir žemė apvaloma, paruošiama amžinam gyvenimui, viešpatavimui teisiųjų. Taigi šios dvi dalys su papildomomis potėmės tai ne chronologinė tvarka išdėstyti įvykiai, o būtent į skirtingų pusių apibūdinantys tą patį dalyką vaizdai. Taigi atėjo metas pažiūrėti, ką visas šis apreiškimų knygos mokymas apie 1000-metį duoda mums šiandien. Ir aš atsakysiu 5 dalykus. Pirma, 1000 primena, kad prie Jėzaus karaliavimo ir viešpatavimo galės prisijungti tie, kurie jį priėmė savo gelbėtoju. Kurie priėmė kaip savo viešpatį ir karalių. Ateina diena, galima sakyti, atbėga. Mes kartais dėjojame, kad laikas taip greitai bėga. Bet iš kitos pusės, kita vertus, ačiū Dievui, kad jis bėga.
Reiškia, atbėga diena, kai kiekvienas iš mūsų galės karaliauti ir viešpatauti su savo gelbėtoju. Arba tiksliau pasakius, su viešpačiu ir karalių karaliumi. Kiekvieni nauji metai nuolat tai primena. Štai ką man reiškia sausio 1 diena. Antra, 1000 parodo, kad Jėzus yra ne tik viešpačių viešpats ir karalių karalius, bet jis yra ir visų gyvųjų bei mirusiųjų teisėjas. Tiems, kurie šį teisėją priėmė savo gelbėtoju, patirs išteisinimą. Tie, kurie nepriėmė jo kaip savo gelbėtoju, turės patirti pasmerkimą. Matote, viskas priklauso nuo santykių su teisėju. Jeigu tu turi gerą ryšį su juo, esi pažįstamas, tau nereikės bijoti šito teismo. Ir tu būsi tas, kuris kartu sėdėsi su juo teisiant tautas ir žmonės. Labai liūdna, kad dauguma žmonių taip ir nepasinaudojo tokia Dievo suteikta galimybė. Trečia, 1000-metis išpildo visų teisumo trokštančių lūkestį. Kadangi kiekvieni nauji metai mus priartina prie Jėzaus viešpatavimo ir karaliavimo, todėl naujųjų metų dieną kiekvienas pasitikintis Dievu ir jo žodžiu gali drąsiai sušukti, kad teisingumas pagaliau ateina. Ši žemė pilna socialinės neteisybės, smurto, apgaulės, melo, prievartos ir panašiai. Mes su visu to susiduriam kone kiekvieną dieną. Matome tai, girdime apie tai. Tačiau artėja metas, kai šitoje žemėje visiškai įsigalės teisingumas, taika ir ramybė. Dievas dar kartą galingai įsikiš į šios žemės istoriją ir dėl savo atpirktųjų gerovės padarys galą šėtonui ir visai jo sukurtai neteisybei esančiai po dangumi. Ketvirta, 1000 padeda mums geriau suprasti Dievo meilę, šventumą ir teisingumą. 1000 metų periodas yra reikalingas siekiant galutinai pasmerkti nuodėmę taip, kad ji daugiau per amžius nerastų savo vietos visoje visatoje. 1000-metis tai nėra atskiras įvykis, tai yra didžiojo žmogaus atpirkimo dalis. Tam, kad žmogus būtų visiškai išlaisvintas iš šėtono ir nuodėmės nelaisvės ir kad galėtų amžinai gyventi Dievo namuose, Jėzui nepakako mirti ant kryžiaus kaip didžiausiam nusidėjėliui. Kitaip tariant, Jėzaus mirtis neužbaigė atpirkimo plano, o tik pradėjo jį. Po prisikėlimo, dėl to, kurie priėmė jį kaip pakaitinę auką už savo nuodėmes, jis dar turėjo tarnauti Jėzus kaip ir vyriausias kunigas dangiškoje šventykloje. Tam, kad galėtų atlikti šitiems atpirktiesiems sutaikinimo tarnystę su Dievu. Ir tai yra antras etapas žmogaus atpirkime. Pirma dalis yra Jėzaus mirtis ant kryžiaus, antra atpirkimo dalis yra jo tarnavimas dangiškoje šventykloje ir trečia atpirkimo dalis yra būtent šitas 1000-metis. Tam, kad ateityje daugiau niekas niekada nenorėtų susigundyti, stoti į maištą prieš Dievą, Jėzus turėjo parodyti, kokias pasekmes atneša nepasitikėjimas Dievu. Ir būtent tam ir yra skirtas šitas 1000-mečio periodas.
Jis visiems atpirktiesiems iš žemės ir visai likusiai visatai padės įsitikinti nešališku Dievo teisingumu, atpirktųjų ir nedorėlių atžvilgių. Kam to reikia? Todėl, kad daugeliui, netgi šiandieną, daugeliui tikinčiųjų kyla klausimas, kodėl vieno ar kito tikinčiojo gyvenime vyksta tiek daug nelaimių, tiek daug skausmo. Kodėl tas žmogus taip greitai mirė? Kodėl ar jis bus išgelbėtas? Ar Dievas teisus yra, leisdamas žmonėms patirti tokias skirtingas aplinkybės? Vienas iškrenta iš lėktuvo skrendančio ir lieka gyvas. Kitas eina šaligatviu, nukrenta ir užsimuša. Ir daugeliui kils klausimų, kur tu, Dieve, buvai? Kodėl vyksta tokie dalykai? Ar tai yra teisinga? Ir būtent šitas periodas prieš patenkant į Dievo amžinus namus padės įsitikinti visišku bešališku Dievo teisingumu. Ir tai yra trečioji žmogaus atpirkimo dalis. Galiausiai, tūkstantmetis parodo, kad antro šanso po mirties pakeisti savo nusistatymą Dievo atžvilgiu nebebus. Šiandien yra diena, kai galime atgailauti, ir šiandien yra diena, kai galime prašyti Dievo atleidimo. Po mirties atsiversti galimybės jau nebebus ir nepadės niekas. Jokios užpirktos mišios, ar maldavimai gyvųjų dėl mirusiųjų, ar dar bet kas. Tai galima padaryti tik iki prasidedant tūkstmečiui, kol dar žemė veikia Dievo malonė ir Dievo dvasia. O kitaip tariant, kol viešpats Jėzus dar tarpininkauja dangiškoje šventykloje, kaip vyriausiasis kunigas. Kai Jėzus išeis iš dangiškosios šventyklos, nei vienas žmogus nebegalės atsiversti ir priimti Dievo malonę. Ne dėl to, kad Dievas to nenorėtų, bet jau nebebus to, kuris galėtų paimti ant savęs nusidėjėlio nuodėmės ir atlikti sutaikinimo tarnystę. Taigi tiems, kurių vardai rašyti avinėlio gyvenimo knygą, kaip mes skaitome 12 eilutėj, 20 skyriaus. Ir aš pamačiau numirusius didelius ir mažus, stovinčius priešais sostą, ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Čia matome atverstos dvi knygos. Viena gyvenimo knyga, kita darbų knyga. Ir tų, kurių vardai nepasirodė gyvenimo knygoje, jų vardai buvo įrašyti darbų knygose. Ir jie buvo teisiami pagal jų darbus. Ir nebuvo kas galėtų uždengti jų nuodėmes, nes jie atmetė savo gelbėtoją. O tie, kurių vardai rašyti iš tą avinėlio gyvenimo knygą, juos kiekvieni nauji metai priartina prie ypatingo laiko periodo vadinamo tūkstantmečio. Meto, kai galės patirti ypatingų būdų nesibaigiantį ypatingą Dievo artumą, meilę ir teisingumą. Tai bus metas, kai kiekvienas patirs tai, kas aprašyta Apreiškimų 21 skyriuje 4 eilutėje. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. Tad laimina jūs viešpats ir te padeda jums drąsiai žengti į ateinančius naujosius metus. Amen.